Dar viena tema. Prieš gerą dešimtmetį Andrius ir Paulius buvo statistiniai emigrantai Londone, tokie, kokių iš Lietuvos išvažiuoja tūkstančiai. Juodu dirbo paprasčiausius darbus. Vienas statybose nešiojo plytas, kitas plovė indus ir skaičiavo juodu menką uždarbį. Tačiau šiandien vaikinai tikro žvaigždės, su kuriais mielai gatvėse fotografuojasi jų gerbėjai. 15 000 per 3 dienas, taip šiandien savo honorarai vardyja vakaro herojai. Taigi verslo planas, kaip prasigyventi. Ar dabar į Londoną nuvyktumėte trumpam tiesiog prasiblaškyti, ar išsikraustytumėte visam laikui kurti ten naujo gyvenimo, ko gero net nebesistebėtumėte bet kur, ar miesto centre, ar kažkelintoje jo zonoje išgirdę kalbant lietuviškai. Iki šiol Didžioji Britanija tebėra populiariausia emigrantų iš Lietuvos kryptis. Tiesa, istorijos apie lietuvių sėkmę šiame galimybių mieste pasakojamos įvairiausios. Tačiau tuo, ką išgirdome iš dviejų lietuvaičių, kuriems plojo populiariausio Britanijoje talentų šou žvaigždės ir iš susižavėjimo šaukė išradingų pasirodymų išlepinta publika, verta pasidžiaugti. Kai susitinkame su Pauliumi ir Andriumi, iškart sakau, kad jie nepanašus į tipiškus lietuvaičius. Per daug linksmi, nuolat šypsosi, tuoj pats svaidosi komentarais su praeiviais, ypač merginomis, ir atrodo itin atsipalaidavę. Prieš šiek tiek daugiau nei 10 metų į Londoną atvykę lietuvaičiai pradėjo nuo to paties kaip ir dauguma. Vienas nuo darbo statybose, kitas nuo indų plovimo ir tvarkymo bare. Tuomet abu turėjo vienintelį norą – kuo greičiau grįžti atgal į Lietuvą. Tačiau ką šie vaikinai padarė, kad dabar jie abu Londone džiaugiasi pripažinimu, uždarbiais ir tuo, jog užsiimdami tuo, kam kiti gali skirti tik laisvalaikį, jie puikiai pragyvena. Paulius ir Andrius sako, kad jų sėkmės istorijos šiek tiek panašios ir nei vienam svetimoje šalyje nepasisekė aklai. Pauliui buvo 18, kai baigęs mokyklą vaikinas iš Tauragės atvažiavo pas Londone jau įsikūrusią savo mamą. Jokių planų, ką čia veiks, jis neturėjo. Aš Lietuvoje, kaip sakoma, žaisdavau futbolą už Tauragės Taurą. Yeah! Bet ir aš galvoju, kad aš būsiu profesionalus futbolistas. Aš galvoju, kad etų mokykla šiandien nereikia, aš žaisiu futbolą, čia pinigų bus, kaip sakoma, aš negalvoju. Bet po 18 metų ir aš, kaip sakoma, su to futbolu, aišku, man labai patikdavo žaisti, bet man mama sako, kokie tai tavo 18, tu vis tiek da tam Tauragės Taurė žaidė ir gauni 20 litų, kaip sakoma, maispinigių. Ir aš čia atvažiavau ir aš, kaip sakoma, aš užsidirbdavau tų pinigų, aišku, ten būdavo, aš ten įsidavau 150 svarų į savaitę, bet man būdavo, čia jau aš jau gyvenu, jau čia man gyvenims geras, jau čia savo, kaip sakom, tu pradedi savo, nebereikti neiti mamas prašyti. Apie tai, jog taps šokėjų, modelių, jog gerbėjas spieks iš susižavėjimo išvydę jį ant scenos, Paulius tuomet net nepagalvodavo. Jis dirbo paprasčiausius darbus vien tam, kad turėtų bent šiek tiek pinigų. Pasakęs, iš tikrųjų, aš norėjau grįžti po turbūt 3-2 mėnesių, nes aš neturėjau draugų, aš su mama, aš neįsiu į diskotekas, kaip sakoma, ir man buvo labai sunku, ir darbo negalėjau gauti, nes buvo, kaip sakoma, vasaros atostogos, labai daug studentų atvažiuodavo, ir aš atsimenu, mama sakau, ne, aš noriu viskas grįžti, aš nebegaliu čia būti. Ir man sako, ne, tu pakentiek, sako, pabūk dar ilgiau, matysi, bus viskas gerai. Ir man viskas pasikeitė nuo to, kai aš nusipirkau mokyklą. Susimokėjau, kaip sakoma, kai ten buvo 400 svarų už metus ir aš pradėjau eiti lankyti, kaip sakoma, mokintis anglų kalbą. Ir mano buvo čia vienas iš geriausių dalykų, ką aš padariau. Andriaus istorija labai panaši. Vaikiną iš Šiaulių į Londoną atsivežė tėvai, kurie kaip ir dauguma lietuvių netekę darbo namuose stengiasi susikurti naują gyvenimą Londone. Andriaus tėvas tuomet pats dirbė statybose, pagalbiniu darbininku ten įdarbino ir sūnų. Tėvas iškart į strojkės dirbti, užsidirbti pinigų per vasarą grįžti. 15 metų? Jo. Tu, kaip sakėt, neturi kalbos, neturi nieko, nesvarbu, gali susirasti darbą. Nebent seniau galėjai, net dabar nežinau, atsiplėšė nuo strojkių laikų. Tai va, padirbo vasarą ir negalėjau sulaukti, kada važiuoti namo. Turėjau mergaitę Lietuvoje, meilė, nenormali, 15 metų, oh my god. Tėvai nenorėjo leisti, bet sakau, pasą reikia pasikeisti 16. Vis net, šiaip ne taip išvažiavau. Gal kai kam Londonas atrodo kaip svajonė, neribotų galimybių miestas, tačiau Andrius parvažiavęs į Lietuvą darė tai, kas jam labiausiai patiko. Pažadėjęs tėvam, jog sugrįš vos tik baigs mokyklą, vaikinas treniravosi ir šoko tiesiog savo malonumui. Kai jis vėl grįžo į Londoną pas tėvus, Andrius įsidarbino statybose, o šokdavo tik po darbo. Tiesa, jokių viliojančių pasiūlymų ar galimybių kur nors pasirodyti kol kas nebuvo.
Vienas pažįstamas padėjo jam susitarti dėl salės nuomos, kurioje Andrius ėmė bent jau mokyti visus norinčių šokti. Bandžiau palaikyti treniramas ir tos metus labai buvo sunku, kol susiradom klubą, kur grinai šokėjai eina ir ten viskas prasidėjo, pradėjau šokti, pirmą darbą gavau ir galvojau, aš noriu daugiau tų darbų gauti, tai vis tiek ir strojkai darydavau, dirbdavau kiekvieną dieną, eidavau vakarę šokti. Pasakodami apie savo bandymus rasti galimybę kur nors pasirodyti, pašokti kokiame nors klube, Andrius sako, kad viskas prasidėjo nuo pažinčių. Buvau kantrus, labai daug treniravausi ir buvau pasiryžę šokti klubuose kiekvieną naktį, jeigu tik kas nors pakviestų. Tiksliau visi buvome tokie, pridurė Paulius. Su Andriumi jie susipažino tuomet, kai Paulius atėjo pas jį mokyti šokti. Netrukus taip jie susitiko ir su iš Pietų Afrikos Respublikos į Londone atvažiavusiu Patriku, taip pat ieškančių naujų galimybių. Pamažu šiai trijuliai ėmė sektis. Nors kai kas dabar žiūrėdamas į juos salėje, kur jie repetuoja kone kasdien pasakytų, jog tikrai per daug prakaito reikia išlieti, net dėl mažiausio pripažinimo čia. Nėra tokių šansų. Aš negados galvoju, kad Lietuvoje tu gausi tokius šansus kaip čia. Pavyzdžiui, Kaip šokėjas tu jo, kaip šokėjas, jo, kad tu ten gausi kokią reklamą daryti ir tau kokios 3-4 dienas sumokės 5000 svarų. Tu negados ten, aš labai abejoju, nebent tu tam būsi koks Marijonas Mikutavičius, kaip seniau važinuodavom, į Palangą važiuodavom 100 litukų Lukamiso vakaruose. Pašokį, laimingas, nusipirki kaldūną ir pasibaigė viskas. Tai va. 2.5 Men arba 2,5 vyro, tai pasivadinę 3 vaikinai troško, kad šią jų trijulę pamatytų ir įvertintų didesnę auditoriją, ne vien klubų publiką. Kaip ir Lietuvoje, taip ir Didžiojoje Britanijoje greičiausias kelias į tokį pripažinimą – televizija. Tik negali jo pavadinti lengvu. Konkurencija čia milžiniška, talentingų šokėjų netrūksta, tad kaip priblokšti reginių išlepintą publiką. Populiariausias Didžiosios Britanijos talentų šou, toks, koks vyksta ir Lietuvoje. Tik kartelė ten pasirodantiems kilstelėta gerokai aukščiau, nes iš tiesų yra iš ko rinktis. Antro šanso ir gailestingumo tokiose televizijos šou nėra. Ar dar prisimenate liūdnoką 2 lietuvaičių pasirodymą kitame, ne ką mažiau populiariame Didžiosios Britanijos talentų šou? Dreamgirls pasivadinę merginos klausytojus ir komisiją tuomet bandė sužavėti daina. Merginos be gailesčio buvo nutrauktos ir išvadintos kniaukiančiomis katėmis, o Lietuvos interneto portalų lankytojai vos išvydę jų įrašą negailėjo dar žiauresnių komentarų. Abi merginos vėliau dalyvavusios pokalbių laidoje Valanda su Rūta bandė įrodyti, jog jas blogai įgarsino, tačiau vargu ar ir Lietuvos žiūrovai buvo joms nuolaidesni. Paulius, Andrius ir Patrikas prieš pirmąjį pasirodymą talentų konkursą treniravosi kasdieną tobulindami ne tik savo judesius, bet ir stengdamiesi perteikti nuotaiką, papokštauti scenoje. Ir atrodo skepticizmas iš šou vedėjų, teisėjų ir publikos greitai dingo. Iškart po reklamos. Tau nėra svarbu sukaupti kapitalą, pasistatyti namą, nusipirkti vilą, nežinau, kur nors Karibose. Aš atsimenu, mes pabaigėm ir mes grįžom, kur mes ten persirenginėjom. Energija buvo visi tokie, mes tik tai... Ir mes nežinom, ar mes patekom ar ne, bet mes tik žinom, kad mes tikrai labai gerą pasirodymą padarėm. Vos vaikinai teisėjų apdalinti komplimentais ir susižavėjimo šūksniais buvo palydėti į pusfinalį, jie tučtuojau pakliuvo ir į pirmosius lietuviškos spaudos Didžiojoje Britanijoje puslapius. O populiariausių portalų lankytojai Lietuvoje taip pat buvo vieningi. Šaunuoliai, laikykitės taip ir toliau. Merginos neslėpdama žarstė kitokius komplimentus, gražuoliai, ir klausinėjo, ar jie turi širdies draugės. Visur dalindami interviu ir Paulius ir Andrius sakydavo, jog jie yra iš Lietuvos. Prieš pusfinalį trijulė dar karščiau treniravosi. Deja, kaip sako Paulius, į finalą jiems prasibrauti taip ir nepavyko. Nei trupučio nesigailiu, kad taip nerėmės iš kailio.
Tačiau tokiuose šou daug daugiau šansų turi dainininkai. Juk vėliau jie gali išleisti savo įrašus ir taip uždirbti papildomų pinigų čia juos atradusiems prodiuseriams. Paulius sako, jog vien jų dalyvavimas pusfinalyje atnešė jiems visokeriopos naudos. Ar jūs gaunate tikrai tų pasiūlymų daug daugiau pasirodyti ir tikrai galit bent truputėlį pasidžiaugti tuo televiziniu populiarumu? Jo, tai čia, kaip sakoma, aišku, bet svarbiausia, mes kaip įsijom į tą show, Britain's Got Talent, svarbiausia buvo, kad mes visi trys dirbtumėm kartu. Ir mums tas yra svarbiausia, kai mes dirbam kartu, mes tiek ir žmonės, kaip sakoma, su mumis gal mes nebūm, kad mes, pažiūrėjau, atvažiuojam, pasirodom, padarom pasirodom, mes išvažiuojam iš karto. Mes pasiliekam, jeigu jie nori, pažiūrėjau, mes kartu su jais ir ant šokių tos aikštelės pašoksim, kaip sakoma, ten Patriksis laikas su mamom, kaip sakoma, ten pašoka. Po pasirodymo televizijos šou mes iš tiesų gavome daug darbo pasiūlymų, įvairių galimybių pasirodyti. Nuo šokio profesionaliuose grupėse ar renginiuose iki privačių vakarėlių. Taip pat atsirado daugybė gerbėjų, pasijutome net įžymybėmis. Mes ėmėme jausti tokį pat dėmesį kaip ir žvaigždės, nes mus stabdo gatvėse, sako čia tie patys vyrukai iš televizijos, tie 2,5 vyro. Vėlokas vakaras Londono Camden Town rajone. Į Londoną atvykę turistai įsitvėrė miestą reklamuojančių lankstinukų, dienomis čia traukė norėdami pasižvalgyti į spalvingą šio rajono publiką. Funkai, gotai ar alternatyvūs menininkai – Camden Towno įvaizdžio dalis. Tačiau jeigu tai būtų savaitgalis, o ne paprastos darbo dienos vakaras, išvystume ne vieną pulkelį londoniečių traukiančių pasilinksminti į populiariausius šio rajono klubus. Beje, netrukus patyrėme, kad naktinis gyvenimas čia kur kas audringesnis nei Lietuvoje. Ir žodis pasilinksminti iš tiesų tai reiškia. Šaka Zulu klubas. Pirmą kartą čia įžengus galima pamiršti, kur išėjimas. Didžiulės kelių aukštų patalpos dekoruotos afrikietiškais raštais, kuriuose vienu metu gali šokti šimtai žmonių. Paulius, Andrius ir Patrikas jaučiasi čia kaip namuose. Ir netrukus esame pažindinami su viena ypatinga šio klubo garsenybė – buvęs Michaelo Jacksono šokėjas. Jis ploja visiems per pečius ir klausia, ar vaikinai nors truputėlį pašoks savo malonumui šį vakarą čia susirinkusiai publikai. Beje, paragintas mūsų, netrukus prieš kamerą jis taip pat ima demonstruoti kai ką iš senų gerų laikų. Tai yra žiūri konkurencija iš tikrųjų. Tu gali vaikštoti į tas atrankas ir niekur nepakliūti. Jo. Taip pat. Ja. Tai ką daryti, kad pakliūtum? Išsinerti iš kailio, ką daryti? Ne, tai nėra nieko, kad, kaip sakoma, aš nežinau, gal čia mano, kaip sakoma, laimė yra, bet man pasisekdavo, aš gaudavau tų darbų ir paskui, kaip, pavyzdžiui, tu dirbi, dalies gauni darbą ir tu dirbi su choreografu ir tu, jeigu jam patinki, kitą kartą jis tavi iš karto, tau netgi nereikia eiti į tą, kaip sakoma, atranką, jie tau skambina iš karto, tu gauni darbą. Bet aš per tuos visus metus, kiek aš šokau, aš tą užsidirbau. Jau maždaug 5 metus aš galiu pragyventi vien tik šokdamas, sako Paulius, o iki tol man teko dirbti bare. Jeigu jau kalbėti apie didžiausią svajonę, tai norėčiau mūsų šou teatro scenoje, o po to jau žinoma Las Vegase. Tiesa, dabar dėl pelningų užsakymų vaikinai nebesuka savo galvos. Klubų publika juos mėgsta, o po pasirodymo televizijos šou dar ir pažįsta. Kad ir Šaka Zulu klube tą vakarą susirinkusi publika iškart ėmė šypsotis ir palaikymo šūksniai skatinti vos spėjusią aikštelėje pasirodyti trijulę. Aš žinau, kad aš būsiu gal ne šokių srity, gal būsiu modelių srity, kaip sakoma, aš žinau, kad aš būsiu entertainment business. O kuo tave labiausiai žavi šitas pramogų biznis? Žmonės. Žmonės, šokėjai, ten aktoriai, kaip sakoma, modeliai, mes visi tam, kaip sakoma, sukamės tam pačiam rate ir jie skirtingi. Nenobodus? Nenobodus žmonės, jo. Tai prasme, tau nėra svarbu sukaupti kapitalą, pasistatyti namą, nusipirkti vilą, nežinau, kur nors Karibose. Aš, kaip sakoma, aš turiu savo namą, ne namą, butą su savo žmona ir mes gerai gyvenam ir aš nesiskundžiu. Aišku, visą laiką tu, kaip sakoma, daugiau tų pinigų, geresnio namo ir tiek, bet čia aš esu laimingas.
Andrius sako, jog dabar Londone įsibėgėjanti jo šokėjo karjera atitinka visus jo norus. Tiesa, kartą jis prisimena gavęs itin puikų pasiūlymą būti vieno Bollywoodo aktoriaus kūno dubleriu. Uždarbis buvo labai geras, o ir darbas nesunkus, juokėsi Andrius. Tik gaila, kad visa ta tinginystė labai greitai baigėsi ir jis vėl grįžo į šokio aikštelę, kurioje reikia dirbti. Bele ką tu darytum, ar tai šoki, ar tu dainuoji, ar tu ten groji, nesvarbu. Jeigu tu myli ir tu darai tą už pinigus, ir tu esi laimingas. Aš, pavyzdžiui, esu laimingas. Presiuku, jo? This baby took me 5 years, yeah? I'll show you, come. O, jūs pražiopsuosit visą gražumą. Vaikinai labai dažnai laiką leidžia visi kartu. Net mūsų antrosios pusės kartais pavydi, kikena Andrius. Tačiau jie tiki, jog būtent trise jiems pavyks dar labiau išgarsėti. Anot juos vertinusių pramogų pasaulio profesionalų jiems nestinga charizmos ir humoro jausmo. Ar to pakaks, norint laimėti savo pyrago dalį svetimoje šalyje, bus matyti. Į Lietuvą ir Paulius ir Andrius grįžta tik aplankyti čia likusių giminaičių ir paatostogauti. Tiesa, Paulius čia šventė ir savo vestuves. Beje, į Lietuvą per atostogas jie buvo atvilioję ir Patriką ir žinoma primokė jį visokių lietuviškų frazių. O šitą tu būtinai turi įsiminti, krizendami aiškino jie Patrikui ir dar ištarti taip, kad mergina ją suprastų. Labas, mažutė. Patrikas puikiai žinodamas, ką reiškia pozuoti prieš televizijos kameras, puikiai tai padarė. Aš žinau jūsų vėliavos spalvas, aš taip pat esu buvęs Vilniuje, o šie vaikinai iš Lietuvos yra tiesiog puikus. Tai labai noriu, kad mes dirbtumėme kartu visi trys, at least po navo 30 metų. Nesipykstat jūs čia, viskas tvarko? Nesipykstam, viską buvo, bet mes vienas kitą mylim, viskas gerai yra. Tai kuris čia tas gražiausias grupiai? Kuris tas yra? Visi gražuoliai ir kleinai. Visi. Mylimiausias yra mažiukas. Taip. Nes labiausiai jis tai visą laiką vidury, nes Tina Huffman turi vidury stovėti ir labiausiai jo veidą įsimena. Tai I guess he's the ladies man. Su mamom pastovi šoka. Bet jis yra numylėtinis moterų. Jo, ypač mamų. Rimtai? Jo. Reiškia, jums atitenka merginų dėmesys, o Patrikui mamų. Jo, mes mamūkus jam palikome. Bet tai kokie niekšai? Kodėl? Ką mes galime padaryti? Kad jas taip pasirinko pačios.